Ar tikėti prietarais, ar jie pildosi ir kaip tu išvis į juos žiūri? Manęs paklausė mano klientė individualioje programoje Proveržis. Aš jai labai išsamei atsakiau į šitą klausimą asmeniškai, bet pagalvojau, kad būtų smagu pasidalinti su visais savo įžvalgomis, supratimu, mintimis apie prietarus, ar jie pildosi, nesipildo, kodėl mes jais tikime, kodėl jie veikia mus, kodėl mes jų galbūt bijom. Tai paliesiu keletą aspektų iš savo požiūrio. Taigi, prietarai. Pirmas dalykas, ką apie prietarus norėčiau pasakyti, tai yra tai, kad iš vienos pusės tai yra susiformavęs dalykas žmonėms stebint tam tikrus įvykius. Žmonėms patinka, ne tai, kad patinka, žmonės bandau suvokti informaciją, kuri ateina ir kuri kyla iš manęs pačios ir kurią gaunu iš subtiliojo pasaulio ir kaip tai įžodinti. Prietarai tai yra stebėjimas tam tikrų pasikartojančių situacijų, tam tikros sekos kažkokių įvykių yra, kažkokių scenarijų, kažkokių dalykų. Ir žmonės per laiką, per gyvenimą pastebėjo tai, per žmonijos egzistavimą, pastebėjo kažką ir fiksuoja. Jeigu įvyksta taip, tai didelė tikimybė, kad bus šitaip. Ir kuo labiau pastebi žmogus tai, kuo labiau atkreipia dėmesį, tuo labiau irgi didėja tikimybė, kad tai išsipildys. Jeigu, pavyzdžiui, nepastebim ir negalvojam, kad perbėgo juoda katė per kelią, mes nelabai ir suvesim tuos dalykus, kad galėjo būti kažkas negero, ar ne? Bet jeigu mes žinom, kad girdėjom, kad juoda katė perbėgo kelią ir turi kažkas negero nutikti, mes tarsi pasiruošiam ir laukiam to ir mes suvedam kažką negero su tuo, su ta kate, su tuo, kas nutinka, mes suvedam tuos dalykus ir sakom, išsipildo, ar ne? Galima šitai pasižiūrėti. Gali būti, kad mes tarsi suprojektuojam savo tikėjimą, kad kažkas blogo bus ir mes tarsi savo energiją, savo esatimi, savo viskuo paveikiame tam tikrą prasme įvykius ir padarome, nes mes tikimės to, mes pakliūnam į tokias situacijas. Tai čia galima iš kelių taškų pažiūrėti, kad mes patys tam tikrą prasme paveikiam tikėjimu savo, tam tikrą prasme mes suvedam taškus ir galbūt suvedam dalykus tokius, kurių būtume šiaip nepastebėję, jeigu to nežinotume. Gali būti ir kombinacija abiejų, visaip gali būti. Bet iš esmės, ką aš ir klientai pasakojau, kad prietarai didelė dalimi yra atsiradę todėl, kad buvo labai daug baimės ir buvo labai daug nežinomybės ir buvo ieškoma tarsi atsakymų. Tai va tas ir buvo tokia didelė baimė, daug nežinomybės, nes prietarai tai yra šimtmečiais, tūkstantmečiais gal net susiformavę dalykai. Ir kuo daugiau nežinojimo, kuo daugiau baimės, tuo labiau mes stebim, tuo labiau ieškom tų atsakymų kažkokių, tuo labiau suvedinėjam kažkokius taškus, suvedinėjam kažkokias situacijas, tuo labiau bandom save apsaugoti, tuo labiau bandom numatyti tam tikrus dalykus ir jiems pasiruošti. Mūsų pasąmonė tarsi yra taip užprogramuota, kad mes ruoštumėmės kažkam. Todėl, kad norim save apsaugoti. Ir tie prietarai tokie visokie, jie iš dalies atliko apsauginę funkciją. Nes jeigu aš kažką pastebėsiu arba žinosiu, kažką numatysiu, tam tikrą prasme apsaugosiu save. Prabėgo katė, ar ne, juoda per kelią, lauk nelaimės. Tai aš dabar visą esybę aš ruošiuosi kažkokiai tai nelaimiai, kažkokiai nesėkmei. Ir tarsi tas pasiruošimas duoda tokį, nežinau, netikros tokios ramybės ar netikro saugumo jausmą kažkokį.
Tai vėlgi čia nėra nieko blogo, čia tiesiog mūsų taip veikia psichologija, taip veikia pasąmonė. Ypatingai, kai turim baimių, kai nežinom, kai nesijaučiam saugiai, mums reikia kažkaip suprasti tą pasaulį, mums reikia jame išgyventi, mums reikia kažkaip susikurti kažkokį tai saugumą. Ir mes tą darom. Tai va, dalis prietarų yra, nesakau, kad visi, dalis prietarų yra taip atsiradę. Dalis prietarų irgi vėlgi, kai kurie yra atsiradę iš gražių pastebėjimų, gražių dalykų. Ten jeigu žaltys ateina į tavo namus ar ne, tai gali atnešti turtus ar kažkas tokio. Tai pavyzdžiui, gražūs irgi tokie dalykai, irgi pažiūrėkit, yra irgi tokiam saugumui sukurti, kažko numatymui ir irgi vilčiai. Viltis yra, viltis, kad bus geriau. Ir irgi yra tam tikra prasme iš baimės, galbūt aš bijau to dalyko, galbūt jis man nemalonus, bet aš jį paverčiu pozityviu ir jis man atneša kažką gero, kažkokią viltį duoda, kad pagerės. Ne visi šitie prietarai šitaip susidėlioja, ne visi yra tik apie gerą, ne visi yra tik apie blogą, tik apie baimės. Yra ir prietarų ir iš visokių religinių dalykų atsiradę, iš ne tai, kad religinių, galbūt tikėjimo, taip pasakyčiau, dalykų, iš tikėjimo kažkokių, iš išbandymo paaiškinti, išbandymo turėti viltį, išbandymo apsisaugoti, vis tiek ta esmė eina, bet gali būti atėję per kitokius šaltinius, per kitokį tą pamatymą, per kitokį pasikartojimą galbūt kažkokių dalykų. Dabar, ar visi tie prietarai iš tikrųjų tiesa, jeigu žmonės ten stebėjo ir jie padarė išvadą, kad ten juoda katė perbėgusi per kelią atneša nelaimę kažkokią, aš sakyčiau, kad ne, nėra tai visada tiesa, nes mes turim galę pakeisti dalykus ir mes turim galę sukurti gyvenimą tokį, kokį norim. Mes turim galę patys savyje turėti saugumą ir pasiruošti bet kokiems gyvenimo iššūkiams, nepriklausomai nuo to, perbėga katė per kelią ar neperbėga. Įvyko kažkas ten pagal prietarą ar neįvyko. Nes kuo mes labiau sufokusuojam save į kažkokius negatyvius dalykus, į kažkokias baimės, į kažkokias nesėkmes, kuo labiau mes ieškom atitikmenų toje nežinioje, tame nesaugume ir bandom sudėlioti taškus kažkokius, bandom suvesti scenarius, bandom atrasti, kas čia kur pasikartoja, kas čia kaip čia dėliojasi, tuo labiau mes programuojam save tai nesėkmei, nes mes jos tarsi tikimės, mes jos tarsi laukiam. Kuo labiau tikimės, kuo labiau laukiam, kuo labiau ruošiamės, kuo labiau programuojam, tuo didesnė tikimybė, kad ta nelaimė, nesėkmė, kažkoks įvykis įvyks. Nes mūsų visas fokusas į tai nueina. Ne todėl, kad kažkoks ženklas atėjo, ne todėl, kad prietaras buvo, o todėl, kad mes tą užsiprogramavom, mes nusiteikėm tam, kad tai bus. Taip kaip mes nusiteikiam negatyviems kažkokiems dalykams, nesėkmėms ir panašiai, mes lygiai taip pat galim perrašyti šitą prietarą kažkokį negatyvų į pozityvų. Pavyzdžiui, perbėgo katė per kelią, man neša laimę, man bus sėkmė, aš sulauksiu, nežinau, ten kažkokios geros žinutės, kažkas nuostabaus įvyks mano gyvenime. Mes galim perrašyti, bet mums reikia tuo tikėti viduje. Mes turim patikėti tuo. Nubraukti tarsi, nustumti tai, kas yra negatyvaus ir patikėti tuo, ką aš pati ar pats kuriuosi su savo energija, su savo mąstymu, su savo pasiruošimu. Jeigu vis tiek viduje giliai yra baimė, kad ta katė atneš nelaimę kažkokią,
Tai ir mes tik protu kartosim laimė, laimė, čia viskas gerai, čia viskas gerai. Neveiks šitaip. Vidus yra stipresnis, įsitikinimai mūsų yra stipresni negu proto balsas. Mums reikia pakeisti vidinį įsitikinimą, vidų apie tai, kad nuo manęs priklauso, kokia ta ateitis bus. Ne visada yra situacijų, kurios tiesiog nutinka, bet nuo manęs priklauso, kaip aš į jas reaguosiu ir kokius pasirinkimus toje situacijoje darysiu. Tai toks, nežinau, ar 50-50, bet kažkur panašiai, sakykim, yra situacijos ir aplinkybės ir žmonės, kurie kiekvienas turi savo energiją, nuomonę, pasirinkimus, tiesiog įvyksta įvykiai. Ir turim mes savo dalį, kaip mes tame reaguojam, kaip mes į tai pažiūrim ir ką mes pasirenkam konkrečioje situacijoje. O mes reaguojam ir pasirenkam grinai iš savo vidinių įsitikinimų, programų, savo vidinių istorijų, savo vidinių kažkokių dalių, balsų, kurie mums ten šneka daryk tą ar tą konkrečioje situacijoje. Ir mes taip tada kūriam savo gyvenimą. Einam per aplinkybės, tarsi per kažkokius kalnus, kažkokiu keliu, bet kaip einam, su kokiu pasiruošimu, ką mes nešamės tame, kurį paskui kelią kiekvienoje situacijoje renkamės, priklauso nuo mūsų. Tai va, tai tie prietarai tam tikra prasme dalis tiesos yra juose, bet didelė dalimi mes juos galim pasikeisti pagal save, arba galim nekeisti ir tiesiog jais netikėti ir nekreipti dėmesio, nes dar prisiminiau vieną mintį, ką sakiau klientei, kad jeigu einam per skirtingas šalis, pavyzdžiui, Lietuvoje yra vienokie prietarai. Anglijoje, kur aš dabar gyvenu, yra kitokie prietarai. Kažkokioj, nežinau, kitoj šaly, Azijoje, kokioj, Afrikoje ir panašiai, dar atrastume įvairesnių ir dar kitokesnių prietarų. Tai vėlgi parodo, kaip labai priklauso nuo žmonijos, nuo mūsų pačių patirčių, ką mes matėm, ką patyrėm, kaip gyvenom ir tie prietarai susitarė. Tai nėra universalus toks dalykas, kad visame pasaulyje tas pats. Aišku, yra tokių gan universalių tų prietarų, bet iš tikrųjų neverta jais tikėti, ypač negatyviais. Pozityviais galima. Tik tai tiek, kad vien tai, kad žaltys ateina į namus ir atneša turtus, ar ten šilumą, ar dar kažką, vien to neužtenka, mums reikia link to irgi padėti tam tikrus žingsnius, bet jau vien tai, kad mes turim pozityvų mąstymą, mums padės pozityvus ir pasirinkimus daryti. O jei turėsim kažkokius negatyvius nusiteikimus, mes negatyvius tuos neigiamus kažkokius pasirinkimus darysim ir automatiškai mūsų gyvenimas kursis neigiamai. Mes galim perkurti negatyvius prietarus, mes galim susikurti savo kažkokį įsitikinimą, nebūtinai, kad prietarą, bet įsitikinimą, kad, pavyzdžiui, jeigu išeinu pro duris ir nusišypsau, į lauką, pavyzdžiui, išeinant, ar ne, išeinu pro duris ir nusišypsau, man ta diena bus visada sėkminga. Ar ten, jeigu, nežinau, išsivalau dantis, mano šypsena puoš pasaulį visą dieną. Nesvarbu, mes galim prisigalvoti kažkokių dalykų, kurie palaiko mus, kurie stiprina mus, kurie skatina mus, kurie drąsina mus, kurie suteikia mums kažkokio saugumo, tokio vidinio kažkokio komforto, kažkokio tokio užsitikrinimo. Ir mes galim tuo tikėti, nes jeigu mes tikėsim pozityviais dalykais, eisim į kažką pozityvaus, ne aklai pozityviai, bet tiesiog, kad aš susitvarkysiu, kažkaip susidėlios aplinkybės, kad man vis tiek gerai bus, net jeigu dabar nematau, kad yra gerai, tai išeis į gerą. Jeigu mes turim tą tokį požiūrį, kad viskas į gerą, aš augu, aš pasitikiu, aš esu drąsus, mes ir išeisim į tai. Mes ir išeisim nepriklausomai nuo aplinkybių. Jos gali būti sudėtingos, jos gali būti sunkios, jos gali atrodyti momentais ir nepakeliamos.
Bet jeigu viduje yra tikėjimas, kad aš kažkaip iš to išeisiu, mane visą tą palaiko, aš turiu žmonių palaikymą, aš turiu vidinę galią, aš įsikapstysiu, aš nesu vienas ar viena šiam pasaulyje, su manim veikia aukštesnė jėga, kuri veikia mano labui, mes ir darysim pasirinkimus tokius, kad jie veiktų mūsų labui, ir darysim tokius priimsim sprendimus, kurie ištrauks mus iš ten, kur esam. Nes mes nepasiduosim, mes ieškosim kažkur, už ko galim kabintis. Ir kabinsimės. Ir kas kabinasi, kas eina, kas lipa, kas bando, tas išeina. Ir tie prietarai, mes juos galim pozityviais dalykais paversti. Ir tada, kada turim vidinį savo tikėjimą, kada jaučiamės viduje saugiai, užtikrintai, drąsiai, žiūrim į gyvenimą pozityviai, jokie prietarai baisus nebėra. Tiesiog tai tarsi nebeegzistuoja. Manęs tai tarsi nebeveikia. O jeigu kažkuria prasme kažkur sutapimas kažkoks gavosi su prietaru ir tarsi įvyko kažkokia situacija, aš visai kitaip reaguoju ir visai kitaip iš to išeinu ir tai netampa kažkokia pasaulio pabaiga. Tai va, mūsų protas, mūsų pasąmonė, mūsų visa psichika yra nukreipta į tai, kad pastebėti blogus dalykus, mes taip apsaugom save. Bet lygiai taip pat mes tą fokusą sąmoningai, ugdydami sąmoningumą, savistabą galim nukreipti į pozityvius dalykus, į drąsinančius, į auginančius, į palaikymą iš kitų, į palaikymą savęs ir saugumo susikūrimą savo viduje taip, kad ir aplinkoje, ir viduje taip, kad mes galim išeiti iš prietarų, kaip sakant, etapo, iš kažkokių baimių prakeiksmų, iš baimių kažkokių juodųjų magijų ir panašių dalykų. Visa tai veikia tiek, kiek mes leidžiamės, kad mus veiktų. Jeigu mes bijom, mus paveiks. Jeigu mes saugomės, kažkaip vengiam, mes ten labai vis tiek tai eina iš kažkokios tokios baimės ar nepasitikėjimo, tai paveiks mus, tai veikia mus. Jeigu mes turim savyje tvirtą tikėjimą, kad tai neveikia, tai ir nepaveiks. Mes tarsi susikūrėm apsauginį tokį skydą, burbulą savo tikėjimu, kad mūsų niekas nepaveiktų. Tai linkiu kiekvienam susikurti pozityvius įsitikinimus, kurie augina, įkvepia, veda į priekį, palaiko, suteikia drąsos ir leidžia daryti sprendimus ir pasirinkimus, kurie plečia energiją, kurie leidžia save drąsiai išreikšti, kurie padeda sukurti pilnavertišką gyvenimą.